ilgos darbo savaitės aš sugrįžau po kurio laiko. Vakar buvo baltininkas, įsimatavo daugmaž, tik tai liko stalviršį susirasti. Pagal katalogą nieko nesimato, ten tokie pavyzdėliai. Tai važiuosim tiesiai pas gaminti ir žiūrėsim, kaip vizualiai atrodo. Ledas pajudėjo, ponai prisiekusiai įtarėjai. Vadovauti paradui imsiu aš. O šiandieną man reikia ruošti dažymui, pagaliau po 3 dienų, taip sakant, prastovų, pradėsiu šlifuoti. Netgi kadangi profesionalios technikos, kūlė neturi profesionalaus, tai visi taip pasižiūrėsim. Pasišvietė 45 laipsnių kampus lempą, idealiai matosi, kur dar reikia pataisyti. Taip kad naudokitės. O jeigu turite daug pinigų, galite nusipirkti tam skirtą lempą su stoveliu. Pavargsti, ganėtinai pavargsti, sunki galva gaunasi viršui. Būtų kur apačioj, tai tada ne taip būtų. Vardilis krūvis, reikia geri prispaus dar ją. Tai reikia biški fizinių jėgų. Bet greitai einasi. Lubas sunkiau negu sienas. Sienas tai lengva. Lubas tik tai sunkiau šlifuoti. Gerai pailsiu ir pratęsiu. Vienu žodžiu, nėra žodžių. Iš 5 maišelių 2 suplyšė. Blemba. Tai aš galvoju, ko mane traukia. Taip tokia trauka bloga. Jisai blemba suplyšęs maišelis. Ką reiškia neoriginalus. Nebuvo laiko važiuoti į atstovybę, tai nusipirkau analogą. Iš depo. Eilinį kartą įsitikinu, kad visas prekes reikia geriau stengtis tik originalias pirkti. Norėčiau trumpai pasidalinti video, kur žmogus pirko iš depo net ir įrankius. Kas užsilenkė? Mygtukas. Neveikia. Padarė pagal garantinį, pasiėmiau, grįžau namo, pusę valandos ir vėl neveikia. Pasižiūrėkit, lemputė tai dega, va, raudona, matot? Dega, masė yra, o veikt neveikia. Vėl mygtukas. Tai karoči čia mygtukai tai pizdės. Aš nežinau, nebepirksiu aš daugiau apšė džesperių, nafig. Gavnu, ką pusę valandos padirba ir viso, neapsimoka, net nei pirkt, nei garantinių nieko daryti. Bet džesperis, blėd, prieš tai buvo kaip džesperis. A dabar ne džesperis, o bibesperis, šudesperis, hujesperis ir vanesperis. Karoči, paraša. Valyt, plaut, džiovint. Vienu žodžiu nėra žodžių. Ant tiek jau prekės š parduoda, kad siaubas. Ne visas, aišku, bet reikia išsivalyti man. Išsivalyti grindis nuo dulkių, nes dažysiu. Nenoriu, kad kristų dulkės man. Aš vien dažau, o po to baldininkas atėjo, mes įsimatavom, kad daugiau vietos būtų. Mes nutarėm, kad aš čia pjausiu ir darysiu kuo arčiau skaitiklį. Šitą tai nesimaišys, bet kanalizaciją man reikės išsidaužyti čia sienoje skylę ir pravesiu taip, kad išlystų va čia, čikt. Čia išlys man kanaleika.
kad šitą ragų visą nebus. Tai įsidaužysiu, nes ten man alkūnėm reikės išsivesti. Čia srieksiu ir perkelsiu tenais. Koržuose. Užsigrūtuot lubas dažysiu. Šiandien šitą jo padarysiu. Rytoj padažysiu antrą kartą. Ir vakare galėsiu montuoti gartraukį. Taip. Ar žinot, kam tokia procedūra reikalinga? Maišelį dėti. Taip, teisingai, kas dažė, tas žino, kad galima būtų po to tiesiog maišelį išmeti ir vėl tau švari vonelė. Nereikia kiekvieną kartą jos valyti. Taip bus pigiau ir greičiau, taupant laiko. Okay, pilam gruntą. Valelį išvalom. Būtinai gerai labai reikia valelį pravalyti, kad nepriliptų visokių nesąmonių. Einam tada plauti. Ir kada valelį plaunat, aš rekomenduoju plauti su ūkišku muilu. Būtų tai ar naujas, ypač naują reikia plauti. Dėl to, kad jeigu jūs dažysit, tai labai dar daug šviežių šerelių pasiliks ant sienos. Taip, kad gerai visada valelį išplaukite. Žiūrėkit, kaip ir minėjau, prieš jau dažymą, tai aš naudoju ten kokį ir pigesnį jau gruntą. Nereikia ten kažkokių brangesnių. Surišim. Kaip aš mėgstu sakyti, pienelį naudoju. Matot, kokios spalvos. Kaip pienas. Kaip tikrint, ant kiek gruntas atskiestas stipriai. Su rankom ir jisai, jeigu labai limpa, tai toksai stiprus gruntas, pavyzdžiui, stimelytę, jeigu paimsit, tai limpa kaip kliejai. Čia lengvas toksai, va, matosi. Lengvutis. Tokiam dažymui kaip tik gerai. Prieš tapetuojant irgi galima tokį. Nors prieš tapetuojant galim bet kokį gruntą imti. Ten jau švygį ir geresnį, ir pigesnį. O čia tai prieš dažymą aš jau pienelį, taip sakant. Oi. Jebra, žinot, ką aš dar čia užmiršau padaryti? Vat kaip jūs galvojat, va šitoj patalpoje, ko trūksta? Aš turėjau užbaigti šitą dalyką prieš imantis iš tikrųjų dažymą. Pagalvokit, va, pažiūrėkit, rodau jums. Visur va rodau, kaip jūs galvojat. Teisingai, kas atsakė, Vytai, siūlės. Teisingai, siūlės neprafuguotas. Galėjau pilnai pasibaigti jau su plytelėm. Tai tą dalyką irgi atliksim. Oi, dar neišbirė, biškit, taip palauk, kol nukapsės, tai kitaip varvės čia man ant galvos. Kadangi valelį ploviau, tai vat matot, gėrė vandens. Ir matot, gražiai mes po to nuimsim maišelį ir naują uždėsim. Nereikės man plauti, sutaupysim laiko. Gerai, važiuojam. Iš anksto norėčiau visų atsiprašyti. Taip, galbūt kai kur vaizdo kokybė ne visai gera, bet hebra, čia yra statybos. Viskas krenta ant linzės, ant optikos, šiukšlės, arba gruntas. Tai tiesiog prašau suprasti ir atleisti. Это прискорбно. Понять и простить. Kas dar apie gruntavimą? Hebra, gruntuot nėra technologijos. Gruntuojat galit, įstrižai galit, horizontaliai, kaip jums patogiau gruntuojat. Tik tai žiūrėkit atsargiai, kada gruntuojat. Braukit nuo plytelės ant savęs, va tai va.
Ne į priekį į plytelę, o nuo plytelės. Nes jeigu brauksti priekį, tai didelė tikimybė, kad pateks grunto ant plytelę. Ant plytelę tas jau negerai. Jisai giluminis gruntas giliai įsiskverbiantis. Po to plėmai matysis, reikia iš karto nuvalyti. Šlapiu skudurėliu. Kitas dalykas, kada dirbat, pavyzdžiui, pas užsakovą ir užsakovas ateina ir jums nėra ką daryti. Imkit, gruntuokit sieną. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Šitoks dalykas, kada nepakenks. Kuo daugiau nugruntavot, tavrasime, blogiau nebus. Ir sudarysit darbingą vaizdą, kad dirbat. Tai va toks laivakas. Viskas, aš jau baigiau. Ir einu, atsisėsiu prie kompo. A few moments later. Pradžiai kampus praeisim, nes su dideliu valeliu mes jų taip nepasieksim. Viskas, pirmas sluoksnis uždažytas. Aš jungiau pečiuką, tai dariau mikroventiliaciją ir parašyta, kad antrą kartą galima dažyti po valandos, po dviejų. Tai aš šitą procedūrą pakartosiu, kad ir to nebegrįžinėtų. Po to aš čia dar užvalysiu, pratepsiu šiandieną špaklium, pataisymus padarysiu, rytoj nuvalysiu ir irgi čia padažysiu rytoj. Šiandieną nesigaus, reiks prašpakliuoti. Pataisyti kai kur. O taip. Taip. Vienas kartas padažytas. Žiūrėjau. Jam reikia dar taip padaryti, kad palankiai užtektų. Tai jau skaičiuoti. O rytoj iš ryto kelsimės, važiuosim ieškoti stalviršio. One hour later. Na štai, mes ir baigiam dažyti antrą kartą. Dabar užkonservuojam į tą patį maišelį ir einam miegoti. Sustiksim, chebra, su jumis rytoj. Labas rytas, šiandien ketvirtadienis. Ohoho, koks aidas. Ketvirtadienis, aš turiu 4 dienas laisvas, kad čia viską užsibaigti jau pilnai. Bet dabar jau pas mane ketvirtadienio pietus, jau po pietinių, pusė trijų. Bliamba, kas darė, Remana turbūt patys supranta. Kažko reikia į parduotuvę, o čia pastoja kažkokius smulkmenas reikia. Ir va taip pradeda varinėti, ir laikas susivaldo, siaubas. Kadangi vakar buvo valdininkas, tai man ten prireikė įstrinti su žmonos stalviršio. Niekim spalvos neįsirinkam. Tai teko važiuoti tiesiai pas gamintojus, apvažiavo visą Vilnių, kas siūlo. Pagrindė rinkomės iš Jėgerio produkcijos, bet po to žiūrim, kad nebeišsirinkam stalviršį. Būtent stalviršio spalvą pagal mūsų esamą plytelę. Tai kažką panašaus. Po to atvažiavau, nu ko, reikia šiandieną kampučius su dažymo akrylu praeiti. Ok, reikia parduotuvė akrylo. Aha, po to reikia
šildomom grindim dar visokių priedų ten dapirkti. Ten izoliacijos tokios, kuri pritvirtins tas grindis. Dar šiaip visokių menkniekių. Kanalizaciją reikės perdaryti. O, gražuolis man atėjo. Kanalizaciją reiks perdaryti. Tu, išdikelis, tugi purvinas visas būsi. O, visas purvinas patavus. Kanalizaciją perdaryti reikės. Nu ir parduotuvėse kaip užtrukau, tai va 2:30 tik dabar grįžau, o dar net mano pirštas čia nieko neprisilietė. Nu tai va, padėsi man daryti, ar tu man dušiai trukdysi, mažyliu? Tigriukas. 2 mėnesiai jam. Žavo kaip didžiulis koksai. Bėk atgal į mėgamą, einam aš taip. Nenori, jisai verkia. Eik, nemaišyk. Jau jis sugeba išlystis. Negalima. Na ką, mano mėlyjei žiūrovai, tęsim šiandieną, nuotaika yra, kadangi pavalgiau, išgėriau kavos, 2 dienas kavos negėriau, norėjau kavos siaubas. Tai kavos išgėriau, nuotaika, va. Ir pradedam, nežinau net nuo ko pradėti, smulkmenas visokias. Tai turbūt dabar nušlifuosiu, nes vakar prašpakliau biškį dar kampučius, tuoj prašlifuosiu, tada uždėsiu akrilą, akrilas pradžius ir po kol akrilas džius, aš išsidaužysiu kanaleiką į vietą, kanaleiką perdarysiu, tada jau gal grįšiu, gal jau bus apdžiūvęs akrilas, jeigu nebus apdžiūvęs, tada eisiu ventiliaciją montuot, pradėsiu čia nais. Čia paliksiu ilgesnį galą, po to, kada baldininkas teis, kiek reikės, mes jau atpjausiu. Ir tada būtinai grįšiu ir pradėsiu dažyti. O dabar man skambina, aš lėkiu atsiliepsiu ir pradėsiu darbuotis. Na ką, chebra, žiūrėkit, čia yra tokia dar gilzė vadinama, plasmasinė, jinai išsitraukia nesunkiai, tik reikia ją apskaldyti. Mes ją ištrauksim, kad galėtume nukreipti į šoną savo kanalizaciją reikalingą. Tu žiūrėk, kaip jinai čia, sakau, nesunkiai. Taip, pabandysim ištruktelti ją su replytom, paimsim. Pabandysim, kaip smirda. Gerai, tenais. Nustovas. Aha, matau. Ir dabar iš šono išsidaužyti labiau. Šitą vietą visada lengvai išsidaužu. Plytom baltom silikatinėm būna uždėta, bet nekokybiškai uždėta. Taip. Čia gal idealis tas sargiau. Trauksim mes jį, tas tavo net galim pasuk pabandyti. Aš abėjau, kad man užteks 6 jėgos pasukti. Ja. Tak, 2 pakiam 5 ir turi būti gerai, bet tai va, hop. Kišim. O gal mes va taip net išvėsim, pasižiūrėsim, tai jūs. Gal. Neugi ne kiam 5 paėmiau kitą. Šiam 7, blemba. Šiam 7 jau man netinka, nors viską ne, normaliai. Nu, pasižiūrėsim, davai sutepk ir bandyk kišti. Dar vienas chebra jums laifhakas, kad tenai, va šitoj sovietiniam šitam vamzdė, ne, tarpinę visada išimkit, kitaip su tarpinė neįkišis gali trūkti, pats plasmasė gali trūkti. Aš tada išiminėjau ir tada jisai įlenda. Sunkiai, bet įlenda. Tai man dabar reikia paimti kokį nors atsuktuvą arba peiliuką ir iš ten ją iškrapštyti. Ir va tenais man yra, aš ją matau, labai suspausta, tai būna sunkiai labai išeina, bet išeina. Va šitą tarpinę, kur būna va šitos vamsdelis, jūs sakys, blemba, taigi nebus sandarų. Hebra, neperdvink, bus sandarų, nebėgs. Jeigu kišit su ją, žiauriai sunkiai lenda, jeigu sugebėsit visgi kišti, tai didelė tikimybė, kad po to vamsdelis truks. Nes vis tiek vanduo šiltas, šaltas bėga, jisai plečiasi ir traukiasi ir jie po to būna trunka. Taip, Randai, taip.
Ir dar 90 laipsnių viena turi būti, yra gerai. Ir mes ją va čia išvesim, opt. Bus gerai, o šitą vamzdį vis tiek mes jį pakoreguosim biškelį. Blemba, galbūt net reikės vis tiek biškį per vieną sujungimą daryti. Šitą ištrauk. Ten, žinokit, sunkiai jisai lenda. Vis tiek ir nors aš sutraukiau, reikėtų bus sukalt, būt gerai su kom nors. Sukalk jį kam nori. O, lindo? Nejaugi lindo. Negali būti, netiki. Ai, lindo da kažkiek. Tas kažkiek, tai čia labai mažai. Tas pats, kas ir nieko. Nors ne, lindo, normaliai lindo. Berods. Bet man reikia vis tiek, blemba, kem 5 laipsnių alkūnės. Eik, ieškok viską alkūnės. Rusy. Varau ieškot 90 laipsnių. Aš jeigu pastumčiau va taip šonu stovą, bet man jėgų neužteks. Tada viskas būtų tvarkoj. Tada būtų čiki-piki. Arba išvesdinėt, ne. Reikia įtieškot kem 5 laipsnių alkūnę. Arba bandyti įkišti seną vamzdį ir palenkt. Galbūt taip pavyks. Nu, davai, pabandom. Tik tai žiūrėk, kad netrūktų tau. Ai, jisai sukasi. Ir sukasi ganėtinai lengvai. Super. Super, tada super. Tada tau viskas gaunasi super. Taip, žiūrėk. Atlenda. Jo, įlenda. Gerai. Nereikia alkūnės viską. Nu, aišku. Kem 5 būtų geriau. Nu, nieko. Gerai, va tai va. Laikiklį padarysim ir... Opt. Kaip tik nuleisnėje vandenį pasižiūrim, ar nebėga niekur. Nu ir ne, viskas tvarkoj. Viskas čiki-piki. Kol kas dar neužputinėsim skylę. Stebėsiu aš dar, vis tiek, man čia dar nereikalinga šitą vietą, tai aš stebėsiu ir niekur neprabėgs. Bet jau iš praktikos galiu pasakyti, aš taip darau, išiminėju tarpinės ir... Plaukštė gal dar išiminėju tarpinės ir nieko. Taip. Tak, man reikia viduriuką tada išsimatuoti 30. Nes bus kriauklė 60. 30 išsimatuojam, viduriuką darom ir paliekam. Blemba, reikės svadienį dar sutvarkyti. Ir blogiausia ir tas, kad stovas tik vienas kažkuris užsidaro apačioj. Teks skambinti tarnaujančią įmonę, kad visam namui uždarytų. Aš galiu ir pats uždaryti, bet triukšmas kils. Blemba, teks mokėti. Pinigus taip, 30. Oho, taip toli. Tai nori pasakyti, nu jo, 60 čia. 30 čia. Ai, biškį šonus suvarysiu, nors blemba. Ne, darom viduriuką. A few moments later. Kanaliai, viskas. Va, stovi, įtvirtinta, užkimšta. Pradėsim dabar nuo penalo. Paėmiau 2 po metrą piam, bet turiu ten gabaliukų. Ir mes ką dabar darysim, statysim lazerį šitoj vietoj. Pasigausim tiesėje. Ir laikiklius pradėsim montuoti. 2 čia ir 2 čia. Toks prastas darbas. Aišku, 90 laipsnių alkūnę tokią sumontuosim ir čia dar turi būti penalas, taip vadinamas. Aš jį įkišiu ir priklijuosiu dar. Nu, labai viskas paprasta. Yra visokiausių pločių, žiūrėkit pagal ištraukiamumą, kiek jums reikia. Jeigu labai daug kepsit, virsitėm, tai tada platesnį galite imti. Pas man toks stovėjimo užteko, tai tokį ir pastačiau. O po to čia kiek išlys iš baldų, čia baldininkas man jį apsiūs. O tai viskas paprasta, net nėra ką komentuoti. Važiuojam, Vicka. 1 hour later. Štai, ventiliaciją ir padariau. Parodysiu, kaip aš papildomai dar ką sugalvoju daryti, tai
Va, žiūrėkit, mat, ant tokių, aš dar prisuku į ten silikono, prisuku, čia silikono įdedu, kada jį įkišu vamzdį, nes jisai toksai kaip barškutis, va, biškinė iki galo užsispaudžia, matot, truputėlį ant snapelio ant kabo. Va, taip, ant kabo ant snapelio. Tai aš papildomai iš šitos pusės dar, kad jisai tikrai jau laikytųsi, įgrėžiu. Čia, matot, neįgrėžęs, dėl to, kad aš jį dar išiminėsiu, nes nežinau tiksliai centimetrą aš noriu padaryti, kad lygiai išeitų man ant gartraukio. Tai dabar tiesiog kišau, o po to, kada bus baldininkas, kada jau baldai bus, aš jau žinosiu kampą, čia alkūniai statysiu ir žemyn. Tada jau žinosiu, kiek man papjauti reikia. Dabar va įkišau, tegul būna. Nu va taip, kultūringai. Šiaip realiai galima ir taip palikinėti, nieko čia baisaus nėra. Bet aš vis tiek apsiūsiu jį. Bus gražiau, kada apsiūta. Nu ir ką aš dar pasidarysiu dabar, tai man dar reikia, žinot, dar prasifuguoti reikia, va šitus va išsivalyti reikia. Tai paimsiu mentelę, su mentelė, kada klijuojat, ir aš tai stengiuosi visada, kada klijuoju, pakol dar švieži klėjai išlenda, iškart nuvalyti, nes iškart nuvalyti daug paprasčiau negu po to, kaip užstinksta. Draskyti nereikia. Tai dabar aš išvalysiu, su dulkių siurbliu iškart išsisiurbliuosiu, išsivalysiu visas pilteles ir pradėsiu fuguoti. Kaip nufuguosiu, tada ką aš planuoju daryti, Visi, ką tada dar šiandien planuoju daryti. Palangį reikia nupjauti. Va. Palangį nupjausiu ir tik tada dažysiu čianais. O akrylo aš nežinau, ar dažysiu. Baltas ir baltas, nežinau, ar ten reikia dažyti. Baltas jis ir baltas. Sienos baltas ir akrylas baltas. Turbūt ir nedažysiu. Nematau poreikio. Gerai, važiuojam. Valam, fuguojam. Хо-хо. Žiūrėkit, valat, aš va taip su mentelė, žiūrėkit, kada prieinat prie kampo, nepersistenkit, nes jeigu atšoks duosi kitą kampą, tai nemaža tikimybė, kad išsidauž. Tai labai būti atsargiai valant prie pat kampelio. Dar kitas dalykas, aš pabandysiu, dabar nežinau, kaip gausis, gerai išlapintas vietas, nes blemba, klėjai kokie geri. Sunkiai labai eina. Paimsiu skudrą ir bandysiu gerai įmirkyti viską. Viskas prafugavau. Pakol dar jisai nepradžiuvo gerai, nesistengkit jo visą idealiai išvalyti. Tie biškį užtraukia. Tada su sausu skudriuku viskas labai lengvai nusivalo. Nes jeigu trinsi, tai fuga tiesiog ištrinsi. Tai aš visada palaukiu, jisai apdžiūna ir tiesiog su skudrus labai lengvai nusivalo. O tai va, prasifugavau. Paprastą indelį pasiėmėm, bet kokį bilenkokį, čia su gumytė mentelė pas mane ir su paprasta kempinėlė. Aišku, jeigu didelį plotą yra specialiai kempinė, su ją daug greičiau ir dviese galim, bet tai man čia labai mažai, tai aš va taip greit. Ir į kampus dedam būna silikoną, bet aš šį kartą užfugavau, reikės, po to jeigu kažkas atsitiks, tiesiog nukrapštysiu, uždėsiu silikoną. Bet man taip gražiau žiūrisi, nes spalva idealiai, o silikono taip idealiai su šitą su fuga gali ir neparinkti. Žmona išrinko siūlės, tai idealiai tiko, idealiai. Gerai, va taip, pas mus pabiškiai gražėja.
Čia nusibražiau, aš kur laidai va eina pas mane juostas. Matai. Gerai, dabar ką aš padarysiu. Pjausiu palangį, įdom kiek valdo. Žmonių dar ne prieš nieks, be 5-6, nu nieko, pjausiu palangį. Su lobziku paimsiu. Galim būtų ir su bolgarkė, bet bus dūmų smirdės. Paimsiu su lobziku, tai atpjausiu. Pasižiūrėsiu, man žodžiu, kaip patogiau. Važiuojam, Micka, važiuojam. Automatika! Nu ką, negaliu ten priveit. Taip. O. Nu va, kaip čia viskas bus. Nu ir gerai, o naują uždėsiu. Naują uždėsiu ant viršaus. Nu ir viskas tvarkoj. Šitą velniop. Čia biškį galima dabar jau apšlifuoti. Reikia greičiau skubėti, nes jau po 6. Na ir viskas. Dar biškį pašlifuojam. Kur mano kempinėlė? Kur mano kempinėlė? Va jinai. Ir bus viskas čiki-piki. Taip. Na štai filmukas ir baigėsi, bet pasilikite su manim, toliau bus tik įdomiau. O kitą savaitę mes su jumis pradėsime dėti jau šildomas grindis.